Sveiki. Šito po paskutinio mano posto apie meditaciją ir apie meditacijos naudą sulaukiau iš žmonių tokios reakcijos. Daug kas sutiko, kad tai iš tikrųjų gali būti naudingas dalykas, bet sako, tai yra iš tikrųjų labai nuobodu. Ta prasme, nuobodu sėdėti meditacijai. Ir aš vienu žodžiu noriu tada pasidalinti patirtim apie kitas technikas, tai yra proto lavinimo. Savo patirtim noriu pasidalinti, kurios gal nebus tokios nuobodžios. Ir prieš tai truputį dar noriu kelius žodžius apie meditaciją pasakyti, kad konkrečiai man šita technika nėra nuobodi. Ypač aš pastebėjau, kad kartais, kai pavargsti labai, ta prasme, protas pavargo, noris pradėti scrollinti kažkur po Facebooką ar dar kažką, tai meditacija, kaip pasakyti, yra žymiai geriau, nes tu nebesikartosiu, nes galima pažiūrėti iš naujo, kuo geriau. Tačiau reikėtų pasakyti ir kitą dalyką, kad, pavyzdžiui, jeigu man meditacija nėra nuobodi ir man tinka, o šiaip tai reikėtų išsibandyti kažką, pabandyti ilgesnį laiką pamedituoti ir tada padaryti išvadą. Ir jeigu išvada bus tikrai tokia, kad ji netinka, tai iš tikrųjų čia nieko nuostabaus nėra. Būtų labiau keista, jeigu, kaip pasakyti, visiems viskas vienodai patiktų arba visiems viskas vienodai nepatiktų. Tai jeigu netinka, tai vienu žodžiu noriu pasiūlyti, pasidalinta yra patirtim apie kitą techniką. Šita technika būtų tokia, ta prasme yra visai kitokia, tačiau tikslas pasiekiamas yra tas pats. Tai čia išeitų monotoniškas kažkokios tezės ar kažkokių sakinio kartojimas ilgą laiką. Šita technika veikia maždaug taip. Kai vėl protas yra pavargęs, jis dažniausiai ten sukas mintis, tokios įkyrios, jų neįmanoma atsikratyti ir žmogus kuo toliau, kaip pasakyti, vargsta nuo to, jis nebegali atsikratyti. Ir tu tada pradedi kartoti, imkim kažkokį vieną monotonišką sakinį. Ir ilgą laiką kartojant, protas, kaip pasakyti, pradeda irgi rimti. Nes šitas kartojimas monotoniškas, jis vis labiau ir labiau neleidžia šitom mintim įkyriom, kurios negali atsikratyti, nebeleidžia, rimsta ir, ta prasme, tai protas irgi nurimsta. Tačiau čia yra viena tokia iš mano bandymų, kad jeigu ilgai ta technika naudojama yra, ta prasme ilgai, ta prasme, jeigu visą laiką kartojimas tas pats sakinys, ta pati tezė, ta prasme ne vienu kartu, bet, ten, kaip pasakyti, visą laiką kartoji, darydamas tą mantrą, šiandien, rytoj, ta prasme, ilgam laikė, aš turiu omeny, ne tuo momentu, kad vienas iki daromas tas vienas setas, bet ilgą laiką kartojimas, tai protas šiaip yra toks pakankamai, nežinau, čia sakyti, gudrus ar galingas įrankis, kai jis sugeba kartuoti šitą sakinį ir vienu žodžiu ir mąstyti vėl apie savo tos einamus reikalus, dėl kurių tu tą sakinį kartuoji, kad nusiraminti. Tai todėl iš patirties žinau, kad geriau, kaip pasakyti, turėti keletą tokių tezių ir sakinių. Tai viena. O dabar, vienu žodžiu, koks tas sakinys turėtų būti, ta tezė, kokie tie žodžiai. Mano supratimu, tai gali būti bet koks sakinys, bet kokie žodžiai, tik tai jo esmė yra, kad jis būtų monotoniškas ir leistų lengvai kartoti. Ir prieš tai, šnekant apie koks tas sakinys turėtų būti arba kokia tezė, noriu tokį padaryti trumpą intarpą, kad aš vienu žodžiu, jūs tuoj suprasit, aš čia sakydamas nenoriu nei išaukštinti kažkokią religiją, nei pažeminti kažkokią religiją. Ir iš viso šitas mano postas nėra apie religiją. Čia šitas postas yra apie proto treniruotę. Nes aš, kaip pasakyti, tik dabar šneku, kaip lavinti protą,
o ne apie religijas. Va. Ir, ta prasme, kodėl aš taip sakau, tęsiant toliau apie šitą techniką. Ta technika dažnai yra vadinama mantros. Ir aš vėl šnekėsiu iš savo patirties. Pavyzdžiui, krišnaidai, vaišnavai sakytų, kad vienu žodžiu yra tik labai kartoti šitą, kaip jie, vadina Maha mantra, Hare Krishna. Tai yra čia gerai vienu žodžiu. Aš vėl dar sykį pasikartuoju, aš tikrai nieko apie tai nesuprantu, ar čia gerai, blogai, ir čia ne apie religiją, tik šneku apie savo patirtį. Budistai sakytų, kad čia yra gerai kartuoti kokia Om Mani Padme Hum, kokia jų arba ten gati paragati. Irgi nesakau, ar čia blogai, kurį ten gerai, čia iš tikrųjų net nelabai suprantu apie tos, čia gerai. Krikščionys gal sakytų, kad yra visai gerai kartuoti rožančių. O jeigu mano nuomonė, tai aš galvoju, kad galima sakyti ir visą laiką Coca-Cola. Ir aš iš tikrųjų, kaip pasakyti, dar įdomiau, esu pabandęs visus tuos daryti. Ir dabar ką noriu pasakyti. Pavyzdžiui, kartojant, ta prasme noriu pasakyti, kad tas gali būti bet koks sakinys, bet koks tezė, tik tai yra šitam sakiniui labai tokios turi būti labai svarbios funkcijos, kad būtų galima tai daryti. Nes jeigu nėra šitų funkcijų, jos, kaip pasakyti, neveiks, vėl nereliginių, bet neveiks šito proto lavinimo to. Pavyzdžiui, jeigu esu bandęs kartuoti, kai ilgai Coca-Cola, tai ta prasme, jis, pavyzdžiui, šitas sakant ilgai, jis yra monotoniškas, bet jis pradeda užsikirsti. Kažkas susikerta į viskas. Ir tuoj, jeigu pagautų kažkokias religijos kitva, matai, bet sakau, aš vėl ne apie tai. O šnekant kažkokią mantrą, kur yra bet kokią, tai vienu žodžiu, aš manau, kad tie žmonės, kurie tas mantras sukūrė, aišku, ten yra religinis kažkoks prieskonis, bet jos eina labai lengvai ir gan ilgą laiką. Šitą pastebėjau. Ir vėl apie tą visą jų kažkokį ten tą religinį, viršgamtinį aspektą aš čia vėl nešneku, aš nei suprantu apie tai, negaliu ką pasakyti. Aš šneku grinai apie šitą techniką, kad kaip lavinti protą, kaip jis nuramina. Išnekant iš tikrųjų net Hare Krishna ilgai, jis lengvai kartojas, taip pat ir budistinė kažkaip. Dabar jeigu kas sakytų, krikščionys, ražančius tas pats. Ražančius, matot, yra vienas minusas jo toks, kad pirmiausiai jis nėra pasikartojantis sakinys, o ten eina istorija. Tu kalbi istoriją. Tai vienas ir toks minusas jis nesikartojantis yra. Kitas minusas yra tas, kad vis dėlto tu ražančių šneki lietuvių kalba, o tas kaip tik pradeda skatinti mąstymą, apie Dievą, apie Mariją, apie tą istoriją, kas ten vyksta. Ir gaunas vos net virkštinis procesas tada, kaip pasakyti. Tai čia mano toks pastebėjimas, vien todėl, o šiaip tai nieko. Nieko tikrai aš apie iš tų visų, kur dabar paminėjau, konfesijų, nieko čia nenoriu nei jas aukštinti, nei žeminti, čia viskas gerai su jom yra. Tik tai čia patirtis tokia. Ir mano supratimu, kad galima surasti kažkokius žodžius. Coca-Cola, kai sakiau, man tai strigo. O galima surasti kažkokį sakinę tezę, manau, kuri veiks labai taip pat kaip ir šitos senai tūkstantmečius kartuotos mantros. Tai šita tokia būtų technika. Dabar trumpai, ką noriu pasakyti apie šitas technikas. Meditacija kuo truputį yra geriau negu mantros kartojimas. Ta prasme, tiem žmonėm geriau. Pavyzdžiui, kažkas dirba darbe, ofise. Ir jeigu tu ten pradėsi kažkokį ten žodžius sakyti, Coca-Cola, tai arba mantra, jeigu Coca-Cola, tai iš viso gali kolegos pagalvoti, kad čia jau kažkas nebegerai su tavim ir gali pakviesti tam tikras tarnybas. O jeigu meditacija, tai tu paprasčiausiai ramiai sėdi,
darydamas tą techniką, nu ir kolegos pagalvos gal truputį jis keistas čia kažkoks, bet vat, jeigu prieš tai pasakysi, vat, pavargau, noriu ramiai pasidėti, pailsėti, tai visi per ilgą laiką supras ir nieko nebus, arba ten galime kažkokį poilsio kambarį nueiti, svečių. Tai va, šituo požiūriu yra geriau. Tai va, čia dar vienu žodžiu pasidalinau patirtim, dar viena technika proto lavinimo. Ir vat, nežinau, gal kažkam jį tiks. Tai va, todėl vat, galutinę išvadą dabar noriu padaryti, kad šitoj technikoj, mano supratimu, tinka bet koks sakinys, bet kokia tezė, tik ji turi būti labai monotoniška. Ir jeigu tos tezės, kaip pasakyti, arba pats gali bandyti suieškoti tą sakinį ar tezę, o jeigu neina, tai aš visai nieko prieš kartuoti tas, kur tūkstančiais metų yra sugalvota ta mantra, kuri tinka tau. Tai va tiek. O yra ir dar kitų technikų, bet vat, gal kada nors vėliau.